Sveiki, draugai. Nekilnojamo turto mokesčiai pavers jūsų bagais. Žodžiu, Lietuvoje dabar kalbama apie nekilnojamo turto mokestį. Reikėtų ir man gal pasisakyti. Kaip ne kaip 30 metų dirbu su nekilnojamo turtu ir tokių įžvalgų turiu. Kaip jų vaizdas iš Miami? Naktinis Miami vaizdas. Kaimynai mūsų, žiūrėkit, kokį baseiną turi gražų, ne? Vandenynas naktį, matot, vandenyną naktį tamsu. Dieną vandenynas yra gražu, tik tai ošimas girdisi, ne? Tai dabar apie tos nekilnojamo turto mokesčius pakalbėsim. Šiek tiek. Gal aš čia background'e tą vaizdą pasiliksiu gražų tokį. Žodžiu, pradėjau aš dirbti su nekilnojamo prieš 30 metų, jau 31 greitai bus. Pradėjau dirbti su nekilnojamo turtu ir tada jokių mokesčių lyg tai nebuvo, ar ne? Nu tada jau buvo privatus turtas, kai aš pradėjau dirbti, ne? Buvo privatizuojamas tas turtas, bet jokių mokesčių nereikėdavo, net jeigu nupirkdavai, parduodavai, nereikėdavo jokių 15% mokesčių, nieko nereikėdavo. Aš nupirkdavau 2, 3, 5 butus, perparduodavau per metus. Nieko nereikėdavo, viskas būdavo tvarkoje, ne? Reiškiasi. Bet po to įvedė, kad vieną gali per metus nupirkti, parduoti, viskas tvarkoje, o jeigu jau antrą, jau turi mokėti 15%. Po to praėjo kiek laiko, aš ten datas prisimindavau atmintinai, dabar jau tiksliai nebeatgaminsiu, po to praėjo kiek laiko, žodžiu, buvo padaryta, kad turi 3 metus išlaikyti jau. Turi 3 metus išlaikyti, jeigu nenori mokesčių mokėti. Jeigu nusiperki turtą, savo turtą nusipirkai, nori jį parduoti, 3 metų bėgiai jau turi mokėti jau 15%, reiškia, tą mokestį. Po to 5 metų reikėjo. Po to reikėjo 10 metų. Ne? Turi 10 metų išlaikyti. Kitaip tariant, kad tas mažas žmogiukas neturėjo tokių šansų uždirbti. Bet dabar žiūrėkit, ką padarė. Dabar padarė geriausiai. Dabar reiškiasi, žiūrėkit, jeigu ten maksimalų tą mokestį pritaikys, ar ne, 4% už žemę, 4% už pastatus, tai jeigu tu turi 100 000 vertės namą, tu turėsi kiekvienais metais sumokėti po 8 000. Po 8 000. Va čia tai specialistai, ar ne? Reiškiasi, mes su klientu kalbam, sakom, 6 000 reikia komisinių sumokėti. Oi, tai daug, oi, tai čia kai daug, bet tai mes kiek darbo įdedam, visa komanda, marketingas dirba, išreklamuojam pinigus, kišam, žodžiu, kiek valandų, skambučiai, laikas, energija. Ir kainas dar gaunam apie 10% aukštesnės, sukuriam pridėtinę vertę, ar ne? Ir čia vienkartinis pardavimo atveju, jeigu tu neparduodi, tai mums nieko nemokė, ar ne? Bet reiškia, čia žiūrėkit, kas nutiks. Kiekvienais metais iš jūsų paims po 8 000. Jeigu turit namą už 100 000, sakykim, čia skirtingai, aš taip grubiai sakau, ar ne? Ką aš girdau, Seimo pirmininkas Žemaitaitis kalbėjo, reikėtų man su juo pabendrauti, interviu paimti. Ir tai reiškiasi 10 metų, 80 000 jau ir sumokėta. Ar ne? Tai per kiek laiko iš jūsų namą atims? Paskaičiuojam, kiek čia gausis, jeigu po 8 000, nu kažkur tai per 12-13 metų iš jūsų atims jūsų namą. Reiškis, per 10-12, tai va, iš pradžių buvo metus, galėjai tik tai, turėjai išlaikyti po to 3, po to 5, po to 10, o dabar atimti turtą per 10 metų. Nusavinti privačią nuosavybę. Mokesčiai bus tokie dideli, kad žmonėms tiesiog nebeapsimokės turėti nekilnojamą turtą. Ar ne? Nes jeigu tu pirksi, tu prarasi jį. Per 10 metų tu vis tiek prarasi. Štai va tokie groboniški mokesčiai brangiai ateina. Šitaip nekilnojamo turto mokesčiai. Taip, Amerika turi nekilnojamo turto mokesčius, bet Amerika yra Amerika ir čia visai kitokie mokesčiai yra. Ir čia, jeigu žiūrėti pajamų santyki, turto kainos santyki ir mokesčių santyki ir gyvenimo kokybės santyki, tai čia yra daug kitų dalykų faktorių verta. Lietuvoje ne, uždeda mokesčią, atimsim iš pensininkų, iš visų antstoliai turės darbą dabar. Dabar antstoliai dirbs įsijuosi, jie ir taip įsijuosi dirba, ne? Žodžiu, bet
Kaip tas Klausas Švabo sako, nieko neturėsit ir būsit laimingi. Tai va, brangieji, jūs jau tenai kaip nors priešinkitės. Aš kažkaip tai nelabai kuom galiu padėti, galiu tik tai informuoti savo 30 metų patirtį, kaip po biškutį smaugia žmonės. Ir žinokit, kuo toliau to bus blogiau. Negalvokit, kad jūs tos procesus sustabdysit. Todėl vienintelis būdas yra apsisaugoti nuo tų dalykų, pasiruošti, turėti tam tikrus sugebėjimus, tam tikras pajamas, ir tada dar daugiau mažiau viskas gerai. Paprastam žmogui, aš nepavydžiu paprastam žmogui, kuriam užtenka minimalaus atlyginimo arba kuris galvoja, kad kaip nors viskas sustvarkys, čia per daug nieko nebus. Tai gali būti liūdni dalykai tokiems žmonėms. Tai va, brangiai, nekilnojamo turto mokestis pavers jūs ubagais. Darius Overlingas iš Majamio, Namų brokeriai, prenumeruokit Namų brokeriai YouTube kanalą, prenumeruokit Facebooką Namų brokeriai, kas nori dirbti su nekilnojamo turtu. Aš pasakysiu, kaip aš savo žmoną nuraminau. Čia, taigi, mūsų mažamečio turtą Lietuvoje atiminėja, reiškia, renovacininkai, juk negali bloginti mažamečio turto sąlygas, ar ne? Ne, kala renovacijas, ten ir dokumentus klastoja, parašus rinko, ko tik tai nedarė. Tai nebuvo, kad tokia, oi, labai jau čia reikia renovacijas. Ne, patys puikiai žinot, kad iš tų renovacijų ir savivaldybės, ir merai, ir statybininkai daro labai gerus pinigus, daro ir darė, ir todėl tas renovacijas daro per prievartą, daro jos kosminiam kainom ir pigiausiam medžiagom. Kitaip tariant, visiškas feikas, visiškas apgaudinėjas, kad tik tai iš nekilnojamo turto. Va, kaip nekilnojamo turte daromi pinigai. Čia man reikėjo gal tom užsimti, o aš čia padedu žmonėm turtą parduoti, ne? Tai, žodžiu, tai aš savo šeimą nuraminau taip. Nenusimink, sako, brangioji, mes nekilnojamo turto turėsime tiek, kad ir kokius įstatymus jie priimtų, kad ir kaip norėtų atiminėti, jie net jeigu atims 90% iš mūsų turto, mums vis tiek liks pakankamai. Tai va, aš tokį pažadą daviau šeimai ir aš jį vykdau. Ar ne? Aš nekilnojamo turto turėsiu tiek, bet nepriplėždamas, kaip pavaldžia, neapvogdamas, o teikdamas aukščiausios kokybės paslaugas ir klientam, kurie turi brangaus nekilnojamo turto ir pigesnį, aukščiausios kokybės paslaugas, sukurdamas pridėtinę vertę marketingė pardavimuose, mes gauname gerą mokestį arba, sako, su verte galima atrasti vertę arba sukurti vertę, ne? Arba jeigu, aišku, atranda vertę, kur nupirkti, kur investuoti, mes tos dalykus išmanom, kur galima nupirkti žymiai pigiau, parduoti žymiai brangiau po kažkiek laiko, ar ne? Tai čia jau yra mūsų tas sritis. Tai va, kas nori dirbti su nekilnojamu turtu ir gerai užsidirbti nekilnojamam turte, junkitės prie mūsų komandos, kontaktuokit mane, pakalbėsim ir nuspręsim, ką jūs galite geriau veikti, ar marketingui, ar brokeriais. O kam reikia parduoti nekilnojamą turtą, tai žiūrėkit, mūsų pardavimų jau tokia kaip ir istorija gaunas, ar ne? Kita agentūra pardavinėja metus 2, mes pardavėm per mėnesį 2, kita agentūra pardavinėja pusę metus, mes pardavėm per savaitę 2, ar ne? Tai va tokius yra namų brokeriai, žiūrėkite, ten klientų jau atsiliepimai, mūsų marketingistų įrašai padaryti, žiūrėkite ir kuo toliau, to mes visi kelsim ir daugiau. Jungitės prie nekilnojamo turto komandos, prekiaukit nekilnojamo turtu, tai dar kažkaip tai, kadangi gausit pajamas 2, 5, 10 kartų, 20 kartų didesnės negu paprastai žmonės uždirba, nu tai dar kažkaip galima bandyti išsivartyti. Bet galutinis scenarijus, brangiai, visiems yra sugalvotas tas pats. Idėja, jūs nieko neturėsit ir būsit laimingi. Arba privers būti laimingus, kaip Korėjai, Šiaurės Korėjai priverčia šypsotis, nors žmonės ir nenori. Tai va, žodžiu, viešėja tas blogis mūsų planetoje. Čia ne tik tai Lietuvoje, čia visam pasaulyje tas vyksta. Viešėja tas blogis ir jeigu norite atlaikyti, jeigu norite išgyventi, jeigu norite apsaugoti savo resursus, savo energiją, turi dabar šiai dienai būti labai pasikaustę, labai kieti, nes priešingų atveju iš jūsų viską atims. Ta, ką jūs galite pamatyti jūsų kasdienybėje kiekvieną dieną. Kągi, būkit stiprus, būkit tvirti, reiškia, atsuvėkit savo teisės, interesus, o kas nori mokytis pas mane išmokti to, sakykime, pardavimų meno, to charakterio, to gyvenimo būdo, tai junkitės, kiek galėsiu, kiek turėsiu laiko, kiek pajėgsiu išmokyti žmonių, jau labai daug esu išmokęs ir galiu dar daugiau išmokyti. Junkitės prie mūsų komandos ir būkim stiprus, kovokim už savo laisvę, už savo teisę,
už savo teisės, už savo šeimas, už savo nekilnojamą turtą ir tikėkime, kad mums pavyks. Iki.